Sveiki, sveiki, susitinkam šiandien Akmenėje, Žemaitijos taurės antrasis etapas. Vyrų mėgėjų grupė, antros varžybos šiemet ir apskritai anksčiau sudalyvaudavau tik Akmenėj. Tai pirmame etape šiemet Telšiuose važiavau, o dabar antrasis Akmenėj ir startuojam. Ir iškart po starto kairiai pusėje buvo griūtis, kurios man pavyko išvengti. Čia matysit, tikrai vaizdelis nekoks, bet aš realių laikų tai nieko net nemačiau, pramyniau čia, vos manęs neprispaudė irgi. Ir startuojam, stengiausi šį kartą, kuo daugiau paspausti per šitą autokroso trasą, kad nebūtų kamščių kylant į kalną, kas pernai pasitaikė ir labai kažkaip nuliūdino. Aišku, tų kamščių, kai tiek dalyvių niekaip neišvengsi, čia natūralus dalykas, bet vis tiek. Už tai ir sportuojam iš pradžių kiek tik įmanoma. Aišku, neperspaudžiu, nes nesu tiek pasiruošęs, kad galėčiau spausti iki galo. Ir toliau matysit, kaip aš pavargstu vis, kuo toliau, tuo labiau. Čia rėdėdamas į pakalnę matau, kad šiek tiek esu greitesnis negu dalyviai. Tai bandau čia truputį bent keletą apsilenkti. Ir visai neblogai pavyksta. Priekyje grupelė dalyvių, kurią bandau pasiekti. Ir ką, kylam į kalną. Kaip ir sakiau, šį kartą kamščių nepasitaikė. Visai neblogai pavyko užminti, nors tikrai yra ir geresnių bandymų buvę. Bet iš esmės viskas tvarkoja, jokių sustojimų, jokių nulipimų ir panašiai. Nėra šitas kalnas kažkoks labai stiprus, bet kaip po starto, spurto, išbandymas vis tiek yra šioks toks. Tai leidžiamės į pakalnę ir čia jau matysit mano pirmuosius nuovargio ženklus. Tai labai greitai. Štai čia jau truputį pirmas nuovargis ateina ir iš karto dalyviai pro mane važiuoja traukiniu. Bet, daug labai čia neprasileido, bet vis tiek jau matosi, kad pro mane ryškiai važiuoja visi. Štai matom grupė dalyvių, ten priekyje dar didesnė turbūt grupė buvo jau atsiplėšus šiek tiek. Tai aš čia viena iš didesnių irgi klaidų, kad nusprendžiu tiesiog atsigerti ir kas dar blogiau, tiesiog išvažiuoju į kitą pusę ir čia vienas pats savo pumpuoju. Čia dalyvis veržiasi į priekį, sako važiuojam, bet man nėra smarvės pasivyti ir važiuoti kartu su tą grupę. Tai prastai čia. Tuoj pat dar mane čia lenks visas traukinys, kurie bando vytis. Ir laukia dar smėlynai. Trasą tai puikiai pažįstu, nes vis tiek esu čia vietinis. Tai aš ir nesu tiek daug važiavęs, turbūt kaip kai kurie iš jūsų. Tai vėl čia mane lenkia vienas po kito. Negailėdami. Šita vieta čia už to smėlyno į pakalnę. Dabar minu ir galvoju, kam man čia tiek stengtis. Dar liko koks 20 kilometrų, gal 19 ir toks buvo šiek tiek smūgis, bet žinau, kad toj bus vienvežis ir
tikriausiai pasivysi tą grupę priekį ir kaip matom, aš jau čia pat į kalną dar ir sulėtėja kažkas, o mergina bando lenkti, bet turbūt gal per lengvą pavarą įsimetė, nežinau, bet nepavyko jai čia aplenkti. Ir minam į tą kalną ir po to bus nusileidimas žemyn su kalniukais tokiais, kur tikrai galima važiuoti, turbūt nepamalosiu, kad dvigubai greičiau. Bet, nu vėlgi, dalyvių skaičius neleidžia to daryti tiesiog. Ir stabdom, bet viskas okei, nes nuovargis visgi yra ir čia lėkti. Niekur čia nenulėksi, žodžiu. Taip, toliau vėl kylam į kalniuką dar vieną. Šiek tiek nuo manęs čia atsiplėšia gal. Nu, nedaug, bet vis tiek. Metras du į priekį ir yra tarpas. Bet vėl aš žinau, kad bus dar viena pakalnė, kurioje tikrai pasivysiu šitos dalyvius ir taip ir atsitinka, aišku, prieš trampliną visi pristabdo ir jie važiuoja. Nu, šokit, tikrai nėra čia labai sudėtinga ir aš su malonumu visus tramplinus įveikiau. Ir visada šoku, nežinau, nėra čia sudėtingi dalykai, nu kaip ir čia, jeigu visi važiuoja, tai ir ten realiai galima visiems pervažiuoti. Ir toliau dar viena klaida. Matau, kad darosi šiek tiek čia lėčiau, tai galvoju, nu, žinau, kad pro dešinę pusę kartais važiuodavau dalyviai, tai aš čia turbūt vienintelis dar pabandęs tik tais. Už manęs ir daugiau gal kas bandė, bet štai nulipa nuo dviračio, stumiuos ir, nu, viskas, jaučiu, kad nusėdo žiauriai man čia baterija. Iškart neužlipau ant dviračio, tai teko praleisti didelį dalyvių būrį. Žiūriu, kada čia įsiterpti, nėra kada realiai. Tai galvoju, dar atsigersiu tuo pačiu. Nu, žodžiu. Pastovėjau čia kokį, nežinau, 15 sekundžių turbūt. Ir tada jau sėdau ant dviračio, pailsėjęs. Tai jo, taip jau gaunasi, kai nesitreniruoji tiek, kiek reikėtų. Bet vis tiek, nu, apie rezultatą vėliau gal pašnekėsiu šių varžybų. Čia atsiplėšė nuo manęs šiek tiek dalyviai ir vėlgi išvažiuojam iš miško, šitoj vietoj kaip ir pernai ir dar seniau visad prasileidžiu šitų dalyvių nemažai, bet šiemet šiek tiek bent jau geriau stengiausi įveikti čia atkarpą ir neatsilikau nuo šios grupės baisiai daug. Įsijungiau tą aukštesnę pavarą ir tiesiog bandau minti. Smagu, kad prie šito lieptelio, tiltelio irgi nebuvo kamščių, tai tiesiog be sustojimo varom. Tai tikrai yra nauda iš starto paspausti ir jo, čia dar. Klaida, iš karto pasukau į kairę, nors kairiau reikėtų gal pasukti nebent šičia va į kairę ir ten toks geresnis keliukas negu va čia tiesiai važiuoti. Bet, žodžiu, nesuveikė man smegenis tuo momentu. Ir, nu, atkratė čia mane jau šiek tiek vėl. Tai ta grupelė šiek tiek pabėgo į priekį, bet čia dalyvis, o vienas atsilikęs jau buvo ir matosi, kad pavargęs ir štai vos nenuvirsta dar ir per tokį pagalį ant žemės. Tai jį apsilenkiu ir tada jau geležinkelis. Šalia geležinkelio ruožas, čia 2 km, man atrodo. Minam irgi neperspaudžiu, nes pasivyti ten priekyje dalyvių neišeis, o po jo visgi mane lenkiančių yra. Tai matysim toj, kaip aš čia vėl atsigerinėjau, beje, turėjau tik vandens, tai nu, jis nelabai padėjo man, bet bent jau troškulį numalšindavo. Tai sukam dabar į
vėl į mišką trumpam, per upelį tokį. Turėjau mintį galbūt bandyti pervažiuoti dešiniau čia, bet galvoju, nerizikuosiu, nes nebuvau pabandęs. Tai nulipau nuo to dviračio ir važiuojam. Kažkada reikėtų išmokti per patį upelį, tiesiog pervažiuoti greitai. Šiaip labiausiai norėčiau tai peršokti, bet reikėtų trampliną kur nors pasidaryti dar. Gerai, minam toliau. Čia tokia didelė duobė, kurią visat smagu įveikti. Čia biškai gal per aukštą pavarą buvau įsijungęs ir sunkiau teko įminti, bet minam toliau. Turbūt nemėgstamiausia man vieta yra šita jau laukas, nežinau. Atkrato siauras takelis toks, žodžiu, visat nelabai patinka. Čia mane norėjo lenkti į kalną, bet galvoju aš, aš kažkaip atrodo visai daugiau čia jėgų turiu. Tai varau į priekį, bet ir vėl tada klaidelė, pasiviju šitą dalyvį ir jis, atrodo galėčiau greičiau važiuoti, bet nusprendžiu nelenkti, pataupyti jėgas. O čia mane kiti dalyviai tada vėl lenkia. Ir ne velnio aš tų jėgų ten nesutaupiau, žodžiu. Tik troškulys vėl kankina. Šitam nusileidime irgi prastai kažkaip vėlai nusprendžiau pagazuoti ir daug anksčiau reikėjo truputį paspausti ir būtų tiesiog lengvesnis nusileidimas buvęs. Tiesiog nesuveikė vėl. Nuovargis daro savo turbūt. Čia į kalniuką pasitraukė vienai dalyviai, kuri paprašė. Tai viskas ok čia. Greičiau aš turbūt nelabai gal galėjau šiuo momentu. Vandens. Nežinau, kad bus vandens stotelė, šiaip tai nečiupau aš to stiklinės. Ir šitą tiesioji vėl aš, čiumpu vandenį ir mane lenkia. Tradiciškai, kur tik tokia tiesioji, mane lenkia. Čia iš tikrųjų reikėjo bent jau šitam dalyviui kibti iš nugaros. Nežinau, kad toj bus vienvežis ir kuriam galima pavažiuoti greičiau negu dabar matysit. Ir teko stabdžius panaudoti. Daug klaidų, bet šiaip smagu pažiūrėti, kaip važiavau. Ne tik iš atminties, nes matosi, kur tos didžiosios klaidos, kur kas, aišku, to jausmo neatsiminsi taip tiksliai, kaip tuo metu jauteisi, kiek tų jėgų buvo, bet vis tiek labai smagu. Čia matot, kaip iš tikrųjų lėtai judam. Ir dabar čia jau įkalnė, naujoji įkalnė, naujas toks ruožas. Visai smagu iš tikrųjų čia jau tą kalniuką važiuoti, nėra kažkaip baisiai sudėtinga. Šita vieta man kažkaip labai nepatinka, nes, žodžiu, taip įdomiai. Gerai, kad nekaršta. Jo, karšta šiaip buvo, bet nežinau, kai taip mynėm, tai nesijautė, gal nebuvo kada galvoti apie tą karštį. Gal tik klaidą padariau, kad pirštinių nepasiėmiau, neužsidėjau tiksliau, bet čia jau apie šitus dalykus geriau patylėsiu, nes net iš batų nebuvau pasiėmęs. Vos nesu basankėm išmyniau į trasą, žodžiu. Čia irgi neįsibėgėjau į tą įkalnę ir šitaip gražiai prie žiūrovus. Du dalyviai mane lenkia iš abiejų pusių. Tai klaida dar viena. Galėsim gal paskaičiuoti, kiek čia jų tokių didžiųjų buvo. Dar vienas dalyvis tada tuo jam turėtų mane lenkti. Ir tada dar vienas. Ir šitą dalyvį matysim dabar daug kartų, jis ten dabar toliau pamynęs. Čia dar vienas, aišku, lenkimas. Ir tuoj įvažiuosim į atskardžius.
skardžių atkarpa. Vėl gėrimas, vėl toks biškai atsipūtimas prieš vienvežį. Matom, neatsiplėšė šitie dalyviai labai toli nuo manęs. Pasitvarkau akinius, kurie visad krent truputį. Nu ir važiuojam čia. Šita smagia vieta. Į tą kalniuką tai nesu dar niekada įmynęs. Kažkaip reikėtų daugiau pasibandyti. Aišku, jeigu priekyje yra dalyvių, tai įminti šansų tikrai mažai. Nes jeigu vienas sustoja, tai tiesiog nėra per kur. Tai stumėmės į kalną. Čia aišku, nulipus nuo dviračio vėl tas nuovargis, nusėdimas. Bet žinau, kad čia techniška vieta toj pat laukia, tai prisivysiu aš jos, aš taip bent jau galvoju. Ir per šitos tramplynus nepavyko taip jau baisiai gerai peršokti, bet viskas tvarkoj. Aš ir vėl prie pat jų. Dar vienas tramplynas, kaip visad šokam, neapvažiuojam. Ir jo, šita vieta šiaip anksčiau baisiai nepatikdavo, bet tiek per treniruotės, tiek per varžybas visai neblogai. Čia mėnesį nebuvo taip jau labai baisiai. Gal kiek ir takelis pagerėjęs yra, nebekrato tai baisiai. Šita vieta toj bus tokia įdomi, man niekad nepavyksta gražiai išlaužti va šito posūkio į dešinę. Visa taip vos nenuvažiuoju ten į apačią. Bet, ką padarysi, reikia dažniau važiuoti. Ir vėl, biškį atitolsta čia nuo manęs, bet aš į sekančią įkalnę vėl aš juos prisivėju. Netgi daugiau čia jau dalyvių matosi. Tas pats ir smėlina apranga, kurį dar matysim ne vieną kartą. Čia per sodus toks nusileidimas. Irgi čia labai greit galima lėkti, net pašokant per tos kalniukus. Bet, su tokiu nuovargiu irgi pakankamai pavojinga, nes galima nusirėžti čia, kaip ir šitas dalyvis, man atrodo, toj truputį užsimes, jeigu neklystu. Toj matysim, čia dar tokie kalniukai. Jo, šitą biškį užmetė galą. Nu ir čia dabar žinau jau, kad liko pušynas. Tai jau nuotaika šiek tiek geresnė, nežinau, kad tikrai turėčiau veikti trasą. Neatleisiu jau tai baisiai. Ir nuo šitos grupelės neatsilieku. Tai fainiai, iš tikrųjų šita vieta padaryta nauja irgi labai smagi. Čia dar matom priekyje kitą grupelę dalyvių, labai fainiai. Galbūt kada laimės brolis mano ir XO trasą padarys, kuri bus trumpesnė, bet tiesiog reikės daugiau ratų sukti. Reiks padėti, jeigu tik noro bus. Aišku, dalyvių tada tiek nesusirinks, nes kaip matom, per tramplynų žmonės bijo šokti. O XO trasos tai, tikrai yra sudėtingos. Tai va, čia dabar matom, mėlynas dalyvis lenkia vieną ir antrą, bet štai griūva, nes ten toks, paskui mačiau, kelmas nedidelis ir turbūt užkliuvo. Tai vietoj 2 laimėtų pozicijų 2 praranda. Pasitaiko tokių dalykų iš tikrųjų. Dar ne finišas čia, tai gal reikėjo ir pasitaupyti per tokią technišką vietą, gal nelenkti, bet viskas tvarkoj. Jisai dar parodys savo aprangą prieš kamerą, tai viskas čia gerai. Ir mes jau dabar važiuojame į patį Akmenės gamtos ir kultūros parką, į pušyną, lieptelis. Vis dar važiuoju iš tamsiam juodam dalyviui iš nugaros, iš tikrųjų per daug aš ir neatsileisiu visą atkarpą. Pušyno. Smagiai čia mes
Minėm su nuotykiais, kuriuos toj pamatysim. Štai priekyje dalyvis irgi kažkur užkliūva, nuvirsta, mes nelabai gražiai, gal čia ypač aš pervažiuoju tiesiog vos ne per ratus. Gal nesupyko labai, bet reikėjo skubėti priekį, nesinorėjo staptelti. Na ir neatrodė, kad labai skaudžiai gal nuverto, gal tiesiog nestojau. Pušyno estrada čia, koncertą vyksta, birželio 8 Akmenės Mikelis, prašom atvykti. Ir jo, minam toliau. Smagus šiaip šitas takelis toks. Tikrai galima greitai įveikti. Gal nesimato, bet stengiuosi pavyti priekį esančius šiek tiek. Šiek tiek galva ir priartėjau jau. Ir neužilgo turėtų ir kiti dalyviai čia bandyti uždaryti tą tarpą. Tai aš, matosi jau, tai aš bandau sėst už jų. Štai mėlyna apranga dalyvis vėl priekyje. Nieko jis daug neprarado su to griuvimiu. Nu ir ką, bandom dabar apsilenkti kai kuriuos. Tai čia tik vienas iš jų pasidavė per šitą atkarpą, o štai sportuoja dabar raudonas, mėlynas iš paskos. Nu aš irgi bandau neatsilikti, jeigu šiek tiek yra. Tai juodą jį aplenkiam, bet geltonas, vat, nepasiduodam. Ir į tarpą įlenda ir važiuojamės, va dabar keturiese. Bet aš čia šiek tiek atleidžiu. Nedaug, bet vis tiek truputį į priekį pabėga. Ir dabar matosi, kaip, atsumas kaip ir nemažas, bet žinau, kad čia visai greit galima įvažiuoti tą posūkį, tai aš taip, akimirksniu tiesiog prisivėju ir toliau galim pumpuoti kalniuką. Ir čia matau, galvoju, bandysiu gal lenkti ir man iš tikrųjų visai gerai čia išėjo. Pumpuojam. Asfaltinė trasos dalis dabar. Priekyje matom lėčiau minantis pavargęs jau dalyvis. Tai aš šiek tiek atrodo daugiau jėgų turiu ir minu iš paskos šitiem dviem. Bet neilgai. Neilgai, nes štai raudonas sportuoja į priekį ir aš, kad ir šiek tiek gal bandžiau, bet žiūriu, kad nėra šansų. Pražiopsojau šitą spurtą, nebuvau taip arti jų ir viskas. Tiesiog minu, šiek tiek pagreitėjęs ir viskas. Bandau baisiai neatsilikti, matom ir kitų dalyvių jau čia. Bet jo, finišas jau netoli, tikrai netoli. Jaučiu, kad bus smagu įveikti jau tą finišo kilpą. Tai čia šitą dalyvį irgi jutau, kad galiu lenkti, tai taip ir darau. Nepasidavė jis taip jau baisiai lengvai šiaip, bet aplenkiau. Nu ir ką, lieka finišo kilpa. Čia sukant į kairę, tai aš buvau, aišku, įpratęs, kad tie vartai uždaryti. Tai gal šiek tiek ir greičiau būtų galima čia įveikti. Žinom, kad jie uždaryti dabar čia tarp akmenų įsispraudžiau, kaip ir visad. Ir kągi, finišo kilpa. Nu ir ką, sportuojam finišo kilpoj. Priekyje matau vieną dalyvį. Tai gal čia, sakyčiau, tas prasideda toks bandymas sportuoti labiau. Jo, kažkaip gal neįvertinu, kad ir šita tiesiog yra tokia, sąlyginai ilga. Ir pasirodo, tų jėgų nėra tiek daug likę. Tai čia ir vėl pamatysit pažįstamą dalyvį. Dar nusprendžiu, aišku, atsigerti.
paskutinius lašus likusius. Ir prieš leidžiantis žemyn jau dabar vėl mane lenks. Štai. Lenkimas, mes vėl šalia viens kito ir dabar prasidės paskutiniai tokie kalniukai. Kadangi taip sausa, tai čia toks irgi gana sudėtingas posūkis, nusileidimas. Minam, šokam, neapvažiuojam. Čia visiškai jokio tarpo, tai, ta prasme, nežinau, kodėl reikia važiuoti. Čia taipogi vienas dalyvis apvažiuoja, nors, to nereikėtų daryti ir kitą metą turbūt nebus galimybės šitaip pat apgaudinėti viens kito. Ir čia atsileidžiam truputį ir labai smagu, kad vienas dalyvis pasirenka B liniją. Tuomet jau žinau, kad galima bandyti jį aplenkti. Ir su mėlynuoju štai abudu pro A liniją važiuojam. Ir šokam per trampliną, ne, pasirodo nešokam. Tai vėlgi čia taip įdomiai. Pasirenkama greitesnė linija, bet neįveikiama kliūtis. Čia dar įdomi situacija buvo, kad vienas dalyvis pabijojo tiesiog nuvažiuoti nuo kalno. Tikriausiai, kad pabijojo, nežinau. Ir praleido mus 3. Tai mes lėkiam toliau. Ir ką, aš galiu pasakyti, kad daugiau aš niekur nebeaplenksiu, nors ir bandžiau, bet visgi tų jėgų nebuvo tiek daug, kiek norėjus. Ir ypatingai dar šita vieta su akmenų užkėlimu nepavyko taip jau gerai važiuoti. Čia reikėjo truputį anksčiau jau pamint, kad šita vieta jau būtų greičiau įveikiama, bet nepavyko. Andrius, brolis, kitas fotografuoja. Ir ką, atstumas jau nemažas. Tai kažkaip didelių vilčių aplenkti jau nebėra. Bet aišku, stengiuosi neatleisti. Nors į užnugarį net nebuvo kada pažiūrėti. Iš čia žiūriu, kad juodasis prie pat. Tai galvoju, gerai, pakaupsiu dabar jėgas ir finišo tiesioji bandysiu lenkti. Čia tikrai labai visi arti viens kito dar. Galėjau gal šitą posūkį ir geriau, aišku, veikti, kad visai arti būčiau. Bet va šita vieta, kiek čia 3 metrai. Ir sportuojam. Dar va šitoje vietoje galvoju, yra šansų, jeigu visai nepasiduos, bet žiūriu, kad šitą akimirką jis jau vėl tolsta ir viskas. Finišas 56 vieta iš 80 ar 79. Valanda 10, beveik valanda 11, tai čia vis tiek asmeninis mano rekordas ir netgi prailginus ir pasunkinus iš dalies trasą. Tai čia šiaip labai sėkmingai, manau. Man pavyko visgi įveikti šitą etapą. Ir tikriausiai susitiksim 3. Žemaitijos taurės etape. Iki.